Knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous, but on service he looks calm and ready. Mama, ateik. Mindaugas Girdžiūnas sakė, kad mano plaukai jau yra per ilgi. Ar tai yra teisybė? Ar jūs taip sakėte? Aš manau, kad taip. Mano plaukai tikrai per ilgi jau. Ne? Sveiki, auksinis jaunimas, jums turbūt iš karto kyla klausimų, ko mes šiandien klausėme krepšininkų, jeigu net intro pradžioje mes pamatėme Klaipėdos Neptūno krepšininką Jamesą Karniką, repuojantį pagal Eminemo dainą Lose Yourself. Apie viską nuo pradžių, bet visų pirma, leiskite jūs pasveikinti atvykus į jau trečiąją laidą pavadinimu Krepšinis neseksas, abiem gerai nebus. Ervinas Bristolis. Ramina aistras Švyturio arenoje iš to. Tu supratai save ir man. Arvydas Sabonis. Bandyk verštis, bet kažką pamakaluojam. Prieš keliaujant prie krepšinio, visų pirma, leiskite mums nuoširdžiai atsiprašyti dėl garso, kurį galbūt girdite. Šalia mūsų studijos yra 3 kitos studijos, kuriuose grojama šūdina muzika. Labai tikimės, kad to garso per daug nesigirdi, na o dabar keliaukime prie pirmojo dienos reportažo. Kaip ir paminėjome pirmoje, kažką pamakaluojame laidoje, visi klausimai, kuriuos mes užduosime krepšininkams, bus susiję su šventėmis, kurios bus ar buvo minimos Lietuvoje ar pasaulyje kažkur tuo metu. Taigi, artėja Halloweenas. Tikrai aš šito dalyko nevadinsiu šiurpnakčiu. Ir šįkart Klaipėdos Neptūno ir Jonavos krepšininkų mes paklausėme, ko jie bijo. Reportažas iš Klaipėdos. 1000% snakes. Snakes? Like all of them? It doesn't matter. It could be this big, a big one. Like I hate snakes. So the best prank that we could do is, throw the fake snake. That's why I don't even want to tell you because there's somebody would probably do something like that. But yeah. Okay. Thank you. Artėja Halloweenas ir šiandien visų klausėm, ko bijai. Kalbam apie tamsą, vaiduoklius, gyvates, vabzdžius. Gyvačių. Gyvačių? Tu esi 2 iš 2. Vienintelis, ko bijau, tai gyvačių. Tai tau galim padaryti tą pranką, kur meta tą netikrą gyvatę. Ne, būtų labai blogai. Ko bijo Vitalijus Kozys? Bijau šiaip tokių uždaresnių vietų. Biškį klaustrofobiją turiu. Tokia lengva. Kiek maža turi būti vieta? Liftas. Tai va, matai, jeigu liftas neužstringa gerai, bet jeigu užstringa, prakaitėlis muša mane pirmą visada. Supratau? Ačiū. Ko bijo Martynas Pacevičius? Klaustrofobiją turiu tokią gal. Kozys sakė, turi tokią mini jau. Aš ir mini, aš labai jau nejaukiai pradedu jaustis, jeigu man nėra to kvadratinio metro laisvo, tai... Liftas? Ne, liftas dar normaliai. Bet jeigu uždarytų tokį jau, kur... Kur sunku judėti, jau jo, ragas bus. Super, ačiū, viskas. What are you afraid of? Scared of? We're talking about fear of heights, snakes, darkness. Like spiders. Spiders? Tarantulas is not your... Yeah, any spider really. Doesn't matter the size. Super, thank you. Turbūt gyvačių labiausiai. Gyvačių? Tu esi trečias žmogus iš kokių 5, kuris pasakė gyvatės. Būtų nemalonus kartu sutikti, žinai, jeigu būtų kokia pavojinga arba nuodinga. Tai tu esi labai tinkamas žmogus, jeigu darytumėm pranką, kada nors, kur meta tą netikrą gyvatę, tai galėtumėm tavęs? Nu, aš Lietuvoje gal nesitikėčiau to, bet žiūrint kitur pasaulį gal ir, žinai, patikėčiau tokio. Super, ačiū. Klausime, ko bijo Radvilas Kneižys? Žygija Janavičius. O. Artėja Halloweenas ir mes klausime, ko jūs bijote? Šiaip tai nieko. Nei gyvačių, tamsos, jokių klaustrofobijų, vorų, vabzdžių. Jo, kažkada bijau su lėktuvu labai skrist, bet šiuo metu jau susitvarkiau su tom. Super, ačiū labai, treneri. Like fear of heights, snakes, bugs. Definitely scared of heights, scared of roller coasters. But in regards to Halloween, I'm scared of ghosts. Do you believe that it exists? Not necessarily the ghosts that like we see in cartoons, but like spirits. There's definitely spirits around, like haunted spirits for sure. Okay, thank you. Fizinio rengimo treneris, artėja Halloweenas, klausime, ko bijote? Bijau nelaimėti šiandieną. Visų pirma, tai man Rokas Misevičius sakė, kad Mindaugas Girdžiūnas sakė, kad mano plaukai jau yra per ilgi. Ar tai yra teisybė? Ar jūs taip sakėte? Aš manau, kad taip. Gerai. Šventas žodis. Gerai, artėja Halloweenas ir mes klausime, ko bijo Mindaugas Girdžiūnas? Tai turbūt gyvačių ir šiuo metu labai bijau krepšininko karjerą baigti. Tai dar negreitai. Ačiū labai. Mano plaukai tikrai per ilgi jau. Yeah, you want me to rap for you real quick?
You can? His palms are sweaty. Knees weak, arms are heavy. There's bombing on his sweat already. Mom's spaghetti. He's nervous, but on service he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd, oh so loud, he opens his mouth. I used to not be like this, but planes are starting to get me. I don't know why, but like I had a couple dreams when I was on a plane, and I started makes my stomach a little upset. Every time you go to... Every time I'm traveling, I'm low key, but it's getting better. It's getting better. Stuff I worked on. Heights don't scare me. Jumping off of waterfall stuff don't scare me. Snakes. Snakes, no, but snakes a little bit. If I see a snake curled up, I'm not messing around. But if I'm around a snake, it's fine. Okay, thank you, James. Yeah, that was the performance of the year. Artėja Helovynas ir mes klausime, ko bijo Džiugas Slavinskas? Gal sakyčiau, nesu vorų fanas. Vorų. Super, ačiū. Ko bijo Arnas Beručka? Dažniausiai pats savęs bijau, nieko nebijau. Nieko nebijau. Super, ačiū. Jeigu bijau, tai pats savęs, nebent ryte, kai atsikeliu užtinės. Na, o dabar šiek tiek įsiterpkime į šį reportažą. Metas vedėjui prisiduoti. Galėčiau sugalvoti bent 3 frazes, paaiškindamas, jog suklydau. Ir Michaelas Jordanas kartais pramesdavo: meskit į mane akmenį, kas nesate suklydę. Spjaukit man į veidą, kas nėra gyvenime padarę klaidų. Kalbinant dar 3 krepšininkus, Matą Repšį, Dovydą Buiką ir Makai Ashton Langford, reporteris vietoj to, kad pradėtų įrašinėjimą, jo nepradėjo. Džiaugiamės atsakymais, norėjome jais pasidalinti su jumis ir galvojame, kad negalėsime. Tačiau mūsų kūrybinės komandos ryšių specialistai susisiekė su Jonavos krepšininkais ir štai jų atsakymai. Gyvačių. I say centipedes, and what was the other one? Dang, what? Yeah, they're really centipedes. Cause the whole ear thing, yeah. So I just say centipedes, and maybe heights too. Like if I'm too high up looking over, I can't do that. So heights and centipede. It gotta be like roller coasters. I'm good, but if I'm like on the top of a building and there's nothing stopping me from falling over, I can't do that. Like if it's like a window in between, I'll be fine. But if I'm on top of a building looking down, I'll be scared. Labuka. Labadiena. Aš dar kartelį, aš noriu atsiprašyti, nes čia kasekas visiškas. Vėlgi, tas pats klausimas. Ko bijo Dovydas Buika? Nu tai aš balandžių bijau, žinoma. Kiek turi būti balandžių, kad ta baimė jau prasidėtų? Nu gerai, vieną pamatau dar nieko, bet jau truputį susikausiu, bet jau kokie 5 arba daugiau jau iš karto. Viskas. Na ką, mėly žiūrovai, štai krepšininkų baimės. Kaip manote, kuri iš jų yra įdomiausia? O kol jūs galvojate, trumpas reportažas apie tai, ko bijo vedėjas. Aš esu matęs pakankamai metimų į savo krepšį, vietoje laiko, -2 ir +2 ir Vulfai įkratė Salaimonovo tą metimą. Salaimonas, viskas arba nieko, Rašydas Salaimonas iš toli yra! Here I come. Koks ketvirtasis? Mano šitos idėjos pirmoji pradžia. Praeitą sezoną Lukas Uleckas su Šiauliais smėgė vartoti metimą paskutinę sekundę iš to paties taško kaip ir Salaimonas. Trečias kartas nemeluoja, negali būti tokio metimo. Neįmes. Stankevičius įsimetinės tą metimą ir jisai neįmes. Ne. Yes! Na, o dabar metas keliauti prie antrojo dienos reportažo. Kaip kiekvieną laidą ir sakome, pakalbinome krepšininkus, metas pakalbinti ir sirgalius. Ir jų mes šiandien klausėme, kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis. Tave aš šiaip mačiau ryto rungtynėse, jo? Ryto? Jo, kai žaidė su Neptūnu, Vilniuje. Ne? Ne. Tikrai ne? Tikrai. Jeigu, žinok, meluoji, iš nosės pradės aut šungrybiai. Nu aš nemeluoju. Tikrai nebuvai? Nu aš tikrai, aš žiūrėjau iš televizoriaus. Nu gerai. Nu kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tas tinklelis? Čing. Garsiau dar? Čing. Ką tu sakai? Čiukšt. Kai kamuolys skrodžia tinklelį, kai krepšininkas įmeta kiaurą metimą, kokį garsą skleidžia tas tinklelis? Nu davai, tu pirmas. Čik. Čik. Tai kokį garsą skleidžia tinklelis? Na taip.
Kai krepšininkas įmeta kiaurą metimą, kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? O, šitas neblogas, super, ačiū. Antrojo epizodo žvaigždė – Jurgis. Kai krepšininkas įmeta kiaurą metimą, kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? Gerai, įdomus variantas. Super. Ačiū. O, geras buvo šitas. Kai krepšininkas meta kamuolį ir pataiko kiaurą metimą, kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? Swish. Taip ir įvardinsi? Jo. Super. Turi variantą? Pukšt. Super. Ačiū. Gerų rungtynių. Kai kamuolys skrodžia tinklelį. Įsivaizduoju, ar ne, ką turiu omeny? Kokį garsą skleidžia tinklelis? Bum. Bum. Super. Ačiū labai. Oi, galėtų jau prabėgti, bet ačiū. Su mumis šiandien yra Marselis. Marselį, ką turi rankai? Gerčiūno batus. Mindaugas Gažiūnas, maestro geros širdies batus padovanojo. Žiūrėk, Marselį, klausimas. Kai krepšininkas, tu kaip krepšininkas, kai pataikai kiaurą metimą, kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? Tokį gerą, tokį. Mums reikia pačio garso? Minkštą. Tai pavyzdžiui. Super. Ačiū. Labas. Atsakysi man į klausimą? Jo, gerai. Matei, kad matytumėm kameroje. Aš jau visi, žiūrėkit, gaują susirinkot, ne? Jūsų čia labai daug. Gerai, tai kažkaip, žiūrėkit, tai dabar aš visiems pasakysiu garsiai klausimą. Gerai? Ir tada visi atsakysit. Kai krepšininkas pataiko metimą, kiaurą, ne? Kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? Plum, plum, plum. Neatsakei. Ačiū. Ką palaikys berniukai šiandien? Neptūną. Žiūrėkit jūs man. Jėzu, kiek daug rankų, duok ir tu tą ranką. Duok. Kai krepšininkas pataiko kiaurą metimą. Žodžiu, kai kamuolys skrodžia tinklelį. Įsivaizduot, ką turiu omeny? Ne. Kai meta, pažiūrėjau, trajeką ir kiauras metimas būna. Įsivaizduojat? Jo, kai pataiko, bet grinai neliečia lanko tiesiai pro tinklelį. Kokį garsą skleidžia tinklelis? Pukšt. Barabum. Oi, mama. Mano mama atėjo, bet nelabai norėjo filmuotis, tai nepakalbinau net mamos. Mama, ateik. Kai krepšininkas meta metimą ir pataiko kiaurą metimą, kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? Kokį garsą? Super, ačiū labai, gerų rungtynių. Kai krepšininkas pataiko kiaurą metimą, kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? Šniokščia. Kai krepšininkas įmeta kiaurą metimą, kai kamuolys skrodžia tinklelį, kokį garsą skleidžia tinklelis? Jokio. Super. Labai smagu, kad kai kurie sirgaliai atsakinėdami į klausimus, paskui juos užduoda ir man. Ir aš girdžiu tokius klausimus, pavyzdžiui, ar aš atsidursiu montaže? Montaže? Kokiame montaže? Ponios ir ponai, jūs greičiausiai nenustebsite, bet mūsų kūrybinės komandos montažo specialistai paruošė jums dar vieną montažą. Jame kviečiame jūs įvertinti, kuris sirgalius geriausiai atvaizdavo kiauro metimo garsą. Čiukšt. Čik. Čik. Swish. Pukšt. Bum. Plum. 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 Pukšt. Barabum. Na, o dabar metas aptarti praėjusio savaitgalio rezultatus ir štai čia spriktuotojai ir patys gavo spriktą. Utenos Juventus priėmė Panevėžio Lietkabelį ir pastarasis pralaimėjo šią dvikovą rezultatu 73-82. Antrosios šeštadienio rungtynės ir Vilniuje Ryto komanda priėmė svečius iš Saulės miesto ir čia
Saulės mieste vis dar jokios saulės. Šiauliai patiria trečiąjį pralaimėjimą iš eilės rezultatu 79-94. Sekmadienį Gargždų miesto šventėje į Gargždus atvyko Kauno Žalgiris. Čia gargždiškiai labai solidžiai priešinosi, tačiau šalies čempionai įrodė savo pranašumą ir iškovojo pergalę rezultatu 89-73. Na ir paskutiniosiuose savaitgalio rungtynėse NBA tipo mačas. Klaipėdos Neptūnas Švyturio arenoje priėmė svečius iš Jonavos ir šventė sunkią pergalę rezultatu 117-113. Na, o ateinantį savaitgalį pirmosios savaitgalio rungtynės ir tai yra El Klasiko. Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Rytą. Iš karto po jų į Šiaulius atvyksta Klaipėdos Neptūnas, bandysiantis Šiauliams įteikti ketvirtąjį pralaimėjimą iš eilės. Sekmadienio pirmose rungtynėse jonaviečiai savų žiūrovų akivaizdoje priims gyvybės ženklus pradėjusi rodyti Utenos Juventus klubą. Na ir savaitgalio rungtynių maratoną baigsime Kėdainiuose, kur Kėdainių Nevėžis priims Gargždų Gargždai klubą. Ir tai šiandien yra viskas. Piu, piu, piu. Dėkojame, kad žiūrėjote ir tikimės, kad jums patiko. Jeigu taip, spauskite širdelę, prenumeruokite kanalą ir parašykite komentaruose, kaip galvojate, kas laimės pirmąjį El Klasiko – Kauno Žalgiris ar Vilniaus Rytas. Na, su jumis jau trečią kartą iš eilės buvo Palaimintasis, linkiu jums geros dienos ir sakau iki.